Sveiki, tai mano vardas Orijus Gasanovas aš esu. Dirbu 4 darbus, todėl, sakė merginos, turėčiau pakalbėti apie darbą. Tai pirmas mano darbas yra radio stotis ZIP FM, kiekvieną rytą nuo 7 iki 10 iš ten vedu rytinį šou. Kitas darbas mano yra, aš kuriu žurnalą, mes su komanda prieš pusę metų sukūrėm šitą žurnalą, jis vadinasi Happy 365, tai yra gyvenimo būdo istorijų žurnalas. Trečias mano darbas yra televizijos laida Emigrantai. Aš keliauju pas lietuvius išsimėčiusius visame pasaulyje ir rodau jų istorijas per Lietuvos televiziją. Ir ketvirtas mano darbas yra režisierius. Aš režisuoju televizijos laidas. Tai įvairius projektus režisuoju ir prašiau vertinamus ir geriau. Ne visur būna net titrose mano vardas, bet nesvarbu. Tai va, tai esmė šiandien yra merginų prašymų ir pats pagavau, kad manęs visai klausė, kaip viską suderinti, kaip viską suspėti ir taip toliau. Tai mano atsakymas yra tas, kad mano visi darbai man nėra kaip darbai, aš juos žiūriu truputėlį kitaip ir nėra laukimo, kada pasibaigs vienas ar kitas darbas, aš visus miksuoju, nėra darbo valandų, bet vieni sakys, psichologai sako, kad yra labai blogai, nes tas žmogus atseit nepailsi, bet ašgi jiems sakau, kad aš kaip tik tada pailsiu, nes aš viską derinu, papietauju, paskambinu, paskui galiu ir pamiegoti netgi dieną, tada vėl galima dirbti ir taip toliau, viskas labai derinama. Tai pirmiausia, kodėl aš dirbu radijui nuo 7 ryto, todėl kad kitas eteris man netiktų, nes netiktų sumaišyti darbams, nes mano darbas oficinis yra žurnale, tai aš nuo 7 iki 10 padirbu radijuje, po 10:07 aš maždaug būnu jau žurnalo redakcijai ir mes ten pradedam dirbti su žurnalu. Su televizija aš dirbu tik tai kartą per dieną, kada reikia montuoti ir kartą per mėnesį aš visada iškeliauju. Visos mano kelionės ir kiekvienas mano buvimas kitame darbe atsiliepia kitų darbų atostogų sąskaitą. Reiškia, aš niekada neturiu atostogų oficialiai, tik tai kartą per metus savaitę aš imu neapmokamą atostogų, tada aš nieko negaunu ne vienam darbe pinigų ir kur nors keliauju. Tai va, savo darbą aš visą pradėjau labai seniai, man dabar yra 28 metai, o aš pradėjau būdamas 14 metų. Aš iš Vilniaus ir aš jau nuo vaikystės svajojau būti žurnalistu. Nežinau kodėl, šeimoje aš neturiu žurnalistų, tiesiog sugalvojau, kad aš noriu būti žurnalistas, pakalbinau savo kelis klasiokus, sakau, būdam žurnalistais. 14 metų 2 draugus aš įkalbėjau, tuo metu prie interneto dar ne visi prieidinėjo, aš irgi neprieidinėjau, todėl aš pasiėmiau geltonų puslapių tą knygą ir skambinau per visas Lietuvoje redakcijas, televizijas, radijus ir siūliausi, kad labai šaunus 5-tokas, man atrodo, gali dirbti ir neatlygintinai rašyti, kalbėti, filmuoti, ką tik tai norite. Tai, kad ir kaip keistai skambėtų, mane iš karto pakvietė į 3 vietas, nes kaip tik tuo metu reikėjo Lietuvos televizijai, laida buvo tokia vaikams Panoramytė, reikėjo žurnalisto, taip pat pakvietė į tokį laikraštį, aš net nesivaizdavau, kas tai per laikraštis, Dialogas, paskui supratau, kad tai yra pedagogų laikraštis ir ten rašyti nelabai ką turiu, dar pakvietė į tuometinį dienraštį Lietuvos Aidas, jis tuo metu buvo normalus, ten nebuvo pono Pilvelio. Tai va, tai aš ten iš pradžių rašiau iki 7 klasės ir tada sutikau savo gyvenime žmogų tokį, vardas Jolinas, ir mes sukūrėme Lietuvai tokį moksleivių laikraštį Mokyklos frontas. Tai kaip dabar yra laisvalaikis, mieste LT, nemokamas principas, mes dalindavom tą laikraštį visose Lietuvos mokyklose nemokamai, o gyvenom iš reklamos. Tai aš buvau tuo metu 7-tokas ir buvau laikraščio vyriausias redaktorius. Verslo planas labai paprastas, rašo visos Lietuvos moksleiviai, už tai gauna barterinius pakvietimus į kiną, o mes gyvenam už pinigus parduotus už reklamą. Tai tokiu būdu aš 16 metų sugebėjau išeiti iš tėvų namų ir išsinuomoti pirmąjį savo butą. Tai padariau todėl, kad mama vis laik spaudė, kad aš mažai mokausi, o daug dirbau, darau visokius dalykus, tai mes susiginčiam, aš sakau, tai aš pamatysiu, galiu ir išėjau tada.
Ir nuo to laiko, kadangi iš tikrųjų buvo labai sunku, nes taip jaučiausi šūstras prieš mamą, bet kai išėjau vienas gyventi, pasirodė, kad nėra taip lengva, nuo to laiko pradėjau dirbti per kelis darbus ir taip dirbu visą laiką. 19 metų nusipirkau butą, turėdamas 0 sąskaitoj, neturėdamas jokio supratimo apie nieką, tiesiog mano redaktorė tuometinė, Panelės žurnalo redaktorė Jurga, sako, tau reikia būtų, tu nuomojas būtus, čia pinigų švaistimas, jinai mane nuvežė, parodė 2 butus ir tada pati sako, šitas butas labai tinka, duok šitam statybininkui 200 litų, kad jis pradėtų čia kažką daryti tau, nes ten statė šalia namą, ir taip mane įtraukė į būstą kažkokį, kurio man nereikėjo, aš jį nusipirkau, man davė būsto paskolą 100%, nes aš neturėjau nei cento, kai nusipirkau butą, reikėjo įrenginėti, aš neturėjau nei cento, tada man įmonė davė be palūkaninę paskolą, skaičiuodavo nuo algos, man gėda buvo pasakyti kolegom, bet man neužteko tų 50 000 litų, tai aš dar pasiėmiau vartotojišką paskolą, tada aš turėjau 3 paskolas ir tokiu būdu, neturėdamas pinigų visiškai, neturėdamas nei vieno daikto, man reikėjo kažką daryti, todėl pradėjau dirbti jau per 3 darbus. Slėpdavau 3 darbą nuo kitų vadovų, nes labai pavydai visokie Lietuvoje. Ir kai žino, kas nors, kad tu darai ką nors oficialiai, tai tada sako, kad tu atiduodi daugiau savęs tam darbui, ne tam. Tai tas visą laiką egzistuoja ir nemanau, kad baigsiu egzistuoti. Tai va, tai pradėjau dirbti per 3 darbus ir visą laiką varijuoju per juos. 3 darbai ar reikalingi dėl pinigų ar dėl malonumo, aš pats savo negaliu atsakyti ir dėl to. Pati pradžia, man darbas buvo labai svarbu dėl pinigų, nes aš gyvenau sunkiai, mane augino viena mama. Aš turėjau tokių vaikystėje momentų, kai neždavom kartu su mama butelius priduoti, kas likdavo, už tos uždirbtus pinigus pirkdavom, atsimenu, ten bulves, mama virdavo tokią skanę žirnienę kažkokią. Mano mama labai jauna, mane pagimdė 18 metų, tai tokie mes kaip draugeliai, kaip brolius su sesė gyvenam su ja. Tai va, ir paskui jau po truputėlį išsikapščiau iš visų skolų, dabar skolų neturiu, tik būsto paskolą iki 60 metų, man rodos. Bet šiaip aš nesu iš tų žmonių, kuris nori prisirišti prie vienos vietos, tai tas būsto pirkimas, aš vadinu savo tokia klaida, nes man labiau patiktų vis keisti viską, bet dabar negalėčiau išnuomoti savo butą, nes ten tiek daug visko įdėta, tie sunkiai uždirbti pinigai, tai labai viskas problematiška. Tai va, tai tokia įžanga apie darbus, o dabar galima paskirstyti turbūt kiekvieną darbą. Kiekvienas pas mane yra labai skirtingas, vienas rimtesnis, kitas nerimtesnis. Dabar šitas žurnalas, aš esu vienas iš bendrasavininkų, mes 4 įkūrėm. Tai galiu pradėti nuo žurnalo. Tai aš dirbau 10 metų žurnale Panelė, žurnale, kuriame gaudavau daug kritikos, nes aš atėjau iš dienraščių, rašydavau straipsnius dienraščiam ir atėjau iš tą žurnalą, nes aš sakau, kad Marija nupirko. Jie tuo metu siūlė didžiulius honorarus Lietuvoje, niekas tokių pinigų neturėjo. Šito žurnalo, Panelė. Mėnesinis biudžetas 5 žmonėms, man rodos, duodavo 60 000 litų, tai begalinė suma. Mes turėdavom visas galimybės, dėl to aš ten nuėjau dirbti. Ir mūsų tikslas buvo rašyti įdomiausias žmonių istorijas. Tai tas yra mano hobis ir mano darbas ir kodėl aš visą šitą daug darau, nes klausytis svetimų istorijų, man atrodo, nėra darbas. Man tai yra be galo įdomu. Aš galiu, turbūt aprašyti galima kiekvieną iš žmonių esančių čia įdomiai. Aš turiu trenerį Tadą, mes su juo vis pasikalbam, kad kiekvienas salėje žmogus, kai mes sportuojame, yra kažkuo tai išskirtinis. Tai iš tikrųjų visi yra išskirtiniai ir taip gimsta istorijos. Todėl žurnalui, pavyzdžiui, istorijos renkamos taip. Aš būnu parduotuvėje Maxima, kažkaip labai dažnai manęs jame klausia, man Maxima nemoka pinigų. Ir aš pamatau kokį įdomesnį personažą, ar kasininkę, ar pirkėją, ir aš prieinu ir tiesiog paklausiu, kaip jūs gyvenate, ir taip prasideda intervai. Taip pat buvo šitam numeryje, čia šiandien pasirodė šitas žurnalas, beje, yra istorija apie vieną benamį, istorija apie tai, kad jisai mažai mokėsi ir dabar, būdamas 30 metų, nemoka nei skaityti, nei rašyti. Tai su juo susipažinau, tiesiog jis krapštis prie konteinerio, klausiu, ką čia darai, papasakoju ir tada mes susidraugavom su juo. Aš pradėjau vedžioti valgyti užkeptų koldūnų į pizzerijas, nes tai yra mėgstamiausias jo patiekalas benamio. Jis renka pinigus tam, kad tą darytų. Tai va, tai visi mano darbai susijęs su tom įdomiom istorijom ir turi papildomas savo linijas. Tai pavyzdžiui, radijas, tai nežinau, kam nors teko būti radijos studijoje, radijas Zip FM yra visiškai, mes sakom, jaunimo radijas, jis neturi griežtų suvaržymų, griežtų taisyklių ir dėl to kiekvienas rytas tenais man yra tiesiog kaip nuėjimas pas Hebrą, pas draugus.
tokia atmosfera ten yra sukurta ir tai nėra vaidyba, kažkoks viešasis veidas, tai iš tikrųjų mes nueiname, grojame muziką ir bendraujame su chebra, tai yra toks kaip šeiminis gyvenimas. Turbūt visi mano darbai susiję tuo, kad visi bendradarbiai tampa draugais, kitaip ir neįmanoma, kad nejaustum darbo valandų, nejaustum stresų kažkokių, tai arba susidraugauja, arba ne, nes daug žmonių ateina, sako, aš čia būsiu, čia mano svajonė buvo ir paskui kažkaip tai pradeda, o jau 4 aš išeinu ir šitose vietose, kuriuose dirbu, visose kūrybinėse darbuose tai yra neįmanoma. Aš dirbau redakcijoje Rimtoj, kur panelė buvo, tai mes Delfi grupiai priklausėm, ten daugybė žmonių, daugybė žurnalų, lygiai 5 vakaro, visos moteriškės pro duris, jos turi šeimą, jos turi daug turbūt kitų rūpesčių, jogos pratimai ir taip toliau, bet man atrodo taip nedaroma, jeigu tu rašai straipsnį, rašai, kol jauti kažkokius kūrybinį vaibą, gali išeiti 3 geriau valandą, bet nelygiai 5, žiauriai man tas nepatinka. Nors yra daug priešininkų žmonių, kurie sako, kad reikia dirbti tiksliai pagal valandas. Ašgi su to nesutinku. Tai va, mano darbo valandos yra neribotos, aš dirbu kasdieną visą laiką, telefonas turi būti jungtas visą laiką ir žurnalistas ar dirbantis žmogus šitoje srityje, aš manau, turi kelti telefono ragelį visiems. Aš turiu porą pažįstamų žurnalistų, kurie nekelia ragelio nepažįstamiem, tai aš nesuprantu, kaip tai gali būti, nes kiekvienas skambutis, kiekvienas sutiktas žmogus yra kontaktas, medžiaga darbui ir galimas kažkokia nauda žmogui. Aš sakau, visus sutiktus žmonės reikia vertinti, juos prisileisti, susidraugauti. Ir tai yra žurnalistinė paslaptis tokia, kaip turėti daug istorijų, jos nesibaigia, tai būtent per žmonės, nes kiekvienas jūsų, jeigu ne jūs turit genialią istoriją, tai jūs gali būtinai papasakoti apie kažką, kažkas tai. O jau tada mano darbas yra tą žmogų prakalbinti. Va. Aš važinėju po pasaulį kaip emigrantų žurnalistas ir kartais vedu paskaitas užsienyje esantiem lietuviam. Ir jie manęs klausia, ar apsimoka grįžti į Lietuvą. Tai aš vis tik sakau, kad tikrai apsimoka, visiškai nesvarbu, kokia ekonominė situacija šiuo metu čia yra, o apsimoka todėl, kad Lietuva yra unikali šalis tuo, kad jinai yra be galo maža ir kad čia gali neturėti nieko, jokio diplomo, jokių kontaktų, nieko, tu turi turėti naglumo, nueiti pasakyti apie save ir tave gali priimti bet kur. Taip atsitiko man, būnant 5-okui ir aš manau, kad tai gali atsitikti bet kam, būnant 25-26 metų. Nes čia ateiti bet kurią agentūrą, bet kurią televiziją yra be galo paprasta. Aišku, tu atini kažkoks kaip toks šustrekas, tave gal kitaip pažiūrės, vaidini kažkokius tai, nes būna labai daug ateina ten, aš čia tokia, aš visas nustumsiu. Tokių niekam nereikia, bet tai mokysi save pristatyti, tai iš tikrųjų taip dauguma žmonių ir papuola. Jie tiesiog ateina ir nereikia jokių kontaktų, nereikia CV siuntinėti. Ateinate, nereikalaujate kažkokių pinigų, parodote, ką jūs galite, tada jums pasiūlys viską, nes labai mažai iš tikrųjų yra žmonių, kurie sugeba pavežti jiems suteiktus projektus ir taip toliau. Pas mus žurnale, pavyzdžiui, asistentė taip atėjo dirbti Viktoro Uspaskicho dukra. Jinai yra žurnale asistentė tiesiog paprasta, jinai atėjo, sakė, man labai patinka šitas žurnalas, nesakė, kieno jinai dukra yra, tai pradėjo dirbti ir mes pamatėm, kad jinai yra labai kūrybinga, potenciali ir pavardę turi ne Uspaskicho. Nežinau kodėl. Uspaskichas mūsų neremia ir neturime jokių sąsajų su juo. Tai va, tai aš visus raginu visą laiką nebijoti klausti. Jeigu kažko norite, kažkur norite patekti, visada paklauskite ir labai dažnai jūs nustebsite, kaip jums atsakyta, taip, prašom, ateik, imkis, dirbk, daryk. Tai iš tikrųjų tas visą laiką veikia ir tai yra paslaptis ir apie intervus. Atrodo, tas žmogusgi neduoda niekam intervo, bet paskambini paklausti, sako, man nieks nesiūlė dar to intervo duoti. Gerai, aš sutinku. Tai taip aš esu gavęs tikrai ne vieną išskirtinį interviu, kurie atrodė, kad bus neįmanomi, bet gavom ir wow. Šitam numerį irgi, vėl pareklamuosiu žurnalą, yra tokio naktinio klubo Materialistė savininkas, žinot, tokį klubą Vilniuje, jis labai populiarus ir man vienas gandas pasiekė, kad tas žmogus, jo priešistorė yra labai išskirtinė, jisai Amerikoje, buvo paralyžiuotas, jis sėdėjo neįgaliojo vežimėlyje ir viskas buvo labai blogai ir jisai iš to išlipo viso. Atrodo skaudu, nenorės pasakoti, bet kai žmogui gražiai kažkaip paklausi, sako gerai, tai bus motyvacija kitiem, tai jis ėmė papasakoja. Tai va, tai niekada nebijokite klausti bet ko, bet ką, nesvarbu kokio rango žmogus ir taip toliau. Mano šlikščiausias klausimas, kurio aš esu paklausęs, čia manęs dažnai klausiu kaip žurnalistas, ar aš dažnai klausiu, nepadariu klausimų, tai klausiau, aš turėjau tokį labai fainą kunigą kalbinau ir nežinau, kodėl fotografas mane kažkaip tai paskatino, sako, paklaus, ar nuodėmė kunigam masturbuotis, tai sakė, kad ne, jie tai daro, tai va, buvo toks labai nepadorus klausimas.
ir paklausiau, ar galima rašyti, sakė, gali kaip nori, žiūrėk. Nerašiau, nes galvojau pats save sukompromituosiu. Negražiai klausiu, bet tai buvo turbūt nemaloniausias klausimas. Tai va. Nežinau, apie kurį darbą įdomiausia, aš galiu apie visokius darbo momentus papasakoti, galiu istoriją žmonių pasakoti, galiu papasakoti, kaip kūriamos kokios laidos ar kažkas. Tai. Aš ICM universitete studentam kartais pasakoju, kaip emigrantus atrandame, labai sunku juos surasti gyvenančius ne Lietuvoje žmonės, įsivaizduokite, gyvena kažkokiam Airijos kaime, niekur neužsiregistravę, nieko neturi, tai kaip juos surasti. Tai kaip mes ieškome emigrantų, galima knygą rašyti, nes tai yra patys durniausi būdai, kokie tik tai gali būti. Mes oro uostuose kabinamės prie žmonių panašių į lietuvius, mes per Facebooką žiūrime į nuotraukas, nes iš nuotraukos, tai kaip žmogus save pristato, daug ką galima pasakyti iš tikrųjų, ar jisai turi istoriją ar neturi. Iš žmogaus šukuosenos, aprangos, iš visko šito galima pasakyti, koks jisai yra personažas. Aš manau, tai ateina su metais, kai dirbi žurnalistų. Tai parašai, aš pavyzdžiui, vienai moteriškai parašiau, grinai iš fotkės ir pasirodo pas istoriją baisi, 3 vyrai paliko, visi padarė po vaiką ir ten visiškai skurde gyvena, tai va taip iš nuotrauko atsiranda istorijos. O geriausias būdas, bet kurioje srityje žurnalistaujant, tai emigrantuose ypatingai, ieškome skelbimo, aš ieškau skelbimo, nežinau, mano kolega taip daro, forumuose visokiuose, ieškau bet kokio darbo. Tai aš visą sakau, kad žmogus, jeigu ieško bet kokio darbo, jis yra istorija, tikrai, nes, reiškia, tai yra didelė priešistorija, apie kurią mes galėsim ilgai kalbėti. Tai visai pasiteisina tas dalykas, bet ieškau bet kokio darbo, jie turi didžiausią rizikos grupę, jie dingsta paskui, nes turbūt todėl ir ieško bet kokio darbo, nes jie vieną nueina, paskui jau pamiršta, kad ten ir taip toliau. Tai tokie nesėkmingi žmonės, bet juos įdomiausia žiūrėti. Ir man pačiam apie juos kurti reportažus. Nes patys nežiūrimiausi reportažai yra apie menininkus, apie tokius, kurie groja fleitą ir gyvena ten kažkokį rimtą gyvenimą. Bet menininkė, kuri vaikšto su vikingo šalmu po Londoną, tai yra labai reitinginis dalykas ir visi žiūri. Tai visi iš tikrųjų žmonės turi savo vikingo šalmą, bet jie nedrįsta išnešti. Tai aš sakau, kad jeigu tu nori būti pastebėtas, ar nori būti kažkas tai įdomesnis pasauliui, ar muzikantas, ar kažkoks žurnalistas, tai tu turi turėti savo keistumų. Mano didžiausias keistumas, apie kurį ir spaudoje yra rašę, aš visą laiką su savimi turiu labai daug vaistų, nes su krūva darbų poreikiu atsiranda ir fobija ligoms. Aš turiu baisią fobiją ligoms. Čia yra mano skrydžio maišelis su, aš sergu bronchinę astmą, čia yra purškalai visus galus. Čia jau užčiulptos tabletės nuo skausmo. O čia yra visiems kitiem dalykam vaistai. Tai aš niekur neinu be vaistų ir kai skrendu rankiniam bagaže šitą vaistinėlę, o didžiajam lagaminė dar didesnė vaistinėlė. Turiu 3 antibiotikus, visą turiu visokių migdomųjų, nuo visokių dalykų. Mane už tai labai visi kritikuoja. Aš pats suprantu, kad tai yra blogai, bet tai yra tikra fobija susirgti, nes jeigu aš susirgu, reiškia visi 4 darbai sustoja ir tada jau nebesuvaldysiu situacijos. Tai kas atsitiktų, jeigu būtų kažkokia baisi liga ar kažkas, aš nesu apsaugotas niekaip, nes kūrybinis darbas Lietuvoje dėja nėra socialiai labai apsaugotas, aš ten visokių draudimų prisiėmęs, bet jeigu netekčiau tų darbų, negalėčiau dirbti jų, tai būtų jau blogai. Todėl sirgti aš labai bijau. Vartoju pastoju daug vaistų ir dėl kiekvieno niekučio kreipiuosi į gydytojus. Visi draugai sako, kai būsiu senelis, kad aš būsiu tas, kur visada trinasi poliklinikoje ir prašo, kad surastų ligų. Tai čia mano didžiausia fobija ir mano turbūt keistumas. Toks vaistų. Aš kiekvieną rytą pradedu nuo ibuprofen tabletės su Red Bullu. Čia, kad 7 ryto būtų, labas rytas. Vakar jau mėgoti 1 nakties, pavyzdžiui. Buvau vakar Kalakutų šventėj. Nežinau, aš pats iš savęs, manęs dažnai klausia, ar aš vartoju kokainą, tai aš jokių narkotikų nesu vartojęs, nes iš savęs aš pats esu toksai kažkoksai tai perdėtai energingas, kartais tai nervuoja mane patį ir aš įsivaizduoju žmonės aplinkinius. Aš labai daug galiu kalbėti visais klausimais, visus kalbinti, nors aš labai mėgstu klausyti istorijų, bet būna interviu, kur montuotojas parašo, tu čia savo istoriją pasakoji, kodėl neleidi žmogui kalbėti. Bet tai yra žurnalistinė psichologija. Su kiekvienu pašnekovu, kai kalbi, tu turi rasti bendrą tašką.
mane mušė šeimoje, o mane irgi. Tada jisai labiau atsidaro ir kalbasi su tavim taip pat. Arba mano draugės mamai taip pat buvo ir tada viskas geriau. Papasakui savo istorijos, tada jis supranta, kad jis liko skolingas šiek tiek, nes tu su juo buvai atviras, tada tas žmogus tau atgalinė irgi būna atviras. Tai yra kaip išpešti daugiau informacijos. Turi būti iš savęs pats irgi atviras. Tada pašnekovas tave jaučia labai. Gerai, tai ačiū labai, Orijau. Ačiū jums visiems.